Sveiki visi. Šiandien įrašinėjau savo pirmąją tinklalaidę, kuriai pavadinimo dar nesugalvojau, nes iš tikrųjų nežinau net kaip pavadinti. Matysiu, apie ką aš čia šnekėsiu šiandien. Nes iš tikrųjų tai kuo norisi pasidalinti, tai kaip išlikti savo veikloje, kaip matyti savo veikloje prasmę, net galbūt kai tau nesiseka. Nes yra labai daug faktorių ir kas apskritai yra sėkmė. Ne, sakykime, galbūt muzikos srityje ar kitoje meno rūšyje, čia visai nesvarbu, visai viskas panašu ir net nebūtinai meno srityje sėkmė yra toks labai dalykas įdomus. Tai pabandysiu pažvelgti į tai iš visokių pusių. O dabar dar prisistatysiu. Tai esu Žemyna, kuriu dainas, dainuoju ir šiaip visą savo gyvenimą sieju su muzika. Tai tikrai tos patirties nemažai prikaupta ir tuo pačiu atrodo, kad visai čia ir nedaug prikaupiau patirties. Nesu pasiekusi kažkokios Olimpo viršūnės, negaliu papasakoti kažkokios stebuklingos sėkmės istorijos ir kaip tais laiptais iki ten nueiti. Bet dėl to ir man atėjo šitą idėją šitą tinklalaidą daryti ir pakalbėti apie tai, nes aš savo rate tikrai nemažai žmonių pažįstu, kurie nėra žinomi, nerenka didžiausių auditorijų, bet kuria belenkai gerą produktą arba šiaip yra genialūs, talentingi muzikantai, bet jų balsas nėra išgirstas. Tai kaip tame tiesiog gyventi, nes tikrai kartais yra labai sudėtinga ir per visokias fazes gyvenime mes pereinam ir tai va, tai toks būtų įvadas, o dabar keliaukim prie pirmosios galbūt tokios skilties. Tai pirmojo skiltyje noriu galbūt papasakoti šiek tiek daugiau apie save, kad tokį susidaryti paveikslėlį labiau apie tai, ką aš veikiu ir kodėl aš apie tai iš vis turiu teisę kalbėti. Tai jo, tai nežinau, iš tikrųjų muzikos kelią pati pasirinkau tikrai neatsitiktinai, tiesiog augau tokioje aplinkoje, kur skambėjo muzika visada. Mėgau labai dainuoti, instrumentais groti netiek daug mėgau, iš tikrųjų dėl to nepasirinkau instrumentų groti, nes ir mačiau, kaip tėtis muzikuoja, kiekvieną dieną groja ir man tai neatrodė labai malonus darbas. Aišku, iki tol aš nesupratau, kad reikia, jeigu nori palaikyti gerą formą dainuojant, reikia ir dainuoti kiekvieną dieną. Nes kai visi pagiria tave, kad tau tiesiog, oi, kaip gražiai tu čia dainuoji, tai atrodo, kad va tiek ir užtenka. Tai va, bet paskui, kai aišku lipi jau tais profesionalumo laiptais, pamatai, kad neužtenka. Ir reikia nemažai įdėti kažkokio tiesiog darbo ir ieškoti ir savo garso ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, bet visada mane tokia, kaip pasakyti, supo kūrybinė dvasia, jeigu galima taip išsireikšti, ir kūriau nuo mažens daineles visokias, ten vaikiškas ir taip toliau. Tai tėtis man padėdavo jas harmonizuoti. Ir iš tikrųjų aš manau, kas buvo galbūt reikšmingiausia pačiam vaikystės etape, kai tas dainas, kurias aš sukūriau, man buvo leista dainuoti viešai ir labai saugioje aplinkoje su savo šeima. Tai manau, kad čia buvo labai labai reikšmingas įvykis, nes tiesiog kas kuria, tai tas žino, ką reiškia savo kūrybą atlikti ir tai yra tiesiog nuostabus jausmas. Ir kai dar tu gali tai daryti, kaip ir sakiau, saugioje aplinkoje, tai dar tampa labiau reikšminga. Ir manau, kad tai mane pastumėjo ir toliau kurti, nesustoti, nes nieks tikrai nekritikavo manęs ar dar kažkaip nesakė, ai, tu gal vaikeli čia neužsimkštum nesąmonėm, ai geriau pasimokai. Nors man mokslai puikiai sekėsi, tai čia nebuvo problemos. Jo, bet tai va, tai su kūryba labai glaudžiai visą gyvenimą buvau susijusi, paskui paauglystėje sukūriau grupę, su kuria iš tikrųjų net sėkmingai koncertavome, kas atrodo dabartiniam mano akim, wow, bet tai nerealu, bet aišku, tą akimirką, kai tai vyksta, tu nelabai gali įvertinti, kas čia vyksta, bet mes tokį konkursą tuometinį ten laimėjome mano gimtajam mieste.
Ir ten labai populiarus konkursas buvo viso miesto. Ir tiesiog po to užsivedė toks, kad visur pradėjo kviesti. Iš pradžių ten nemokamai, paskui net sumokėdavo pinigų ir taip toliau. Tai tuos pinigus susitaupėm, nuvažiavom į įrašų studiją, išsileidom porą gabaliukų. Ir paskui, aišku, sekė tokie dalykai, kai tu susiduri, kad to tavo kūrinio, kurį tu išleidai, nenori niekas leisti per radio stotis ir taip toliau. Tai tokių visokių momentų tikrai buvo, bet kažkaip man atrodė, kad čia tik pradžia, kad čia nesvarbu, kad vis tiek aš toliau judėsiu. Tai mano svajonė labai tokia didelė buvo įstoti į aukštąją muzikos mokyklą. Iš pradžių kažkaip labai norėjau Vilniuje studijuoti LMTA, bet tada kažkaip pradėjau domėtis tiesiog pačiais dėstytojais ir kokia to nauda gali būti. Ir man iš tikrųjų čia patarė tuo domėtis, nes nesirinkti miesto, bet rinktis žmonės, kurie tave ves tuo keliu. Tai aš pasirinkau visgi Kaune studijuoti dėl tos priežasties. Labai norėjau ir į užsienį, bet man tiesiog pritrūko laiko pasiruošimui galbūt, nes užsienį iš tikrųjų ne visose mokyklose taip lengva ranka priima, ir ypatingai jeigu tu nori studijuoti džiazo muziką, tai ten reikalingas yra didesnis pasiruošimas negu, sakykime, tiesiog teorinių žinių pasiruošimas, galbūt taip išsireikšiu. Tai dabar, kaip pagalvoju dabartinėm akimirką, aš galbūt patarčiau visiems jaunesniem už save, tai kad neskubėti. Ir jeigu matot, kad kažkur tiesiog labai norisi, tai nepulti į tą pasirinkimą, kuris tiesiog gavosi lengviau, bet galbūt tuos metus atidėti ir tikrai mokytis, ruoštis ir tada įstoti. Nes, o ką tie metai reiškia? Iš tikrųjų nieko. Nors aš atsimenu, man pačiai atrodė tragedija būtų kažkur neįstoti, kažkur nesimokyti. Tai va, bet muzika švis ne apie tai yra ir tu puikiai gali muzikuoti švis nieko nebaigęs. Tai tikrai taip, tik aišku, akademinė aplinka formuoja tavo pasaulėžiūrą ir visą kitą, tai šiek tiek toks kitoks atspalvis galbūt įgyjamas studijuojant. Tai va, tai toksai būtų mano kelias į muziką ir į tą galbūt profesionaliąją pusę. Tai dabar dar čia trumpai, tai kas vyko, kai įstojau, tai iš tikrųjų aš labai pamilau tą muziką, nes iš tikrųjų džiazas nebuvo, aš tą muziką girdėjau nuo vaikystės, bet man nebuvo, tai galbūt tikrai mano širdžiai malonu ir gražu, nes tikrai supo aplinkui daug labai pop muzikos, pop kultūros, kur tu tiesiog ten ta muzika vis tiek kuriama yra masėms daugiausia. Ir nesakau, kad tai kažkiek meninė prasme yra labai kažkas prastas produktas ar ten dar kažkas, bet tiesiog galbūt tokio peno intelektualinio neduoda daug. Bet kai pradėjau klausyti džiazo, man atsimenu mokytoja liepsi, tu bent 20 minučių paklausai, sako, tu negali dainuoti, tu neklausai. Negali, ta prasme, dainuoti šitų visų dainuoji, tu negirdi tos stilistikos ir taip toliau. Ir aš po 20 minučių atsikankindavau, aš paklausydavau džiazo muzikos. Ir iš tikrųjų labai kas juokingiausia, kad paskui vyko toks perversmas, kad man tiesiog labai pradėjo patikti. Nes aš išgirdau tuos visus niuansus, kai pradedi supras, ką tu klausai irgi, tai tau atveria dar vienas duris kažkokias. Ir tada atsirado mano gyvenime ir kitos stiliai, ta prasme lengvesni tie tos stilistikos ar ne, labiau galbūt ir į pop pusę, ką sakytų jazz muzikantai, kaip soul ten. Ir aš R&B nenoriu sakyti, nes man atrodo tai yra tokia plati šaka, kad visi vadinasi čia R&B, kad atlieka, bet iš tikrųjų tai ta muzika turi dar ten 100 atspalvių visokiausių ir visokios tos R&B yra, nes Rihanna, ta prasme, R&B dainuoja, kur gyvenime jos neklausyčiau, tai tiesiog, jo, toks labai, nežinau, sudėtinga nupasakoti, kas ta stilistika yra, ne? Bet, sakykime, daug yra tų požanrių išleista dabar kaip neo soul, ar ne, ten, pavyzdžiui, future soul, arba dar kažkokiu visokiu. Tai man šitos stilistikos man labai patiko ir tiesiog susipažinau dar ir antram gal kurse su amerikiečiu tokiu muzikantu, su kuriuo
pradėjom dalintis tą muziką, nes iš tikrųjų mano tarpe tos muzikos praktiškai nieks neklausė ir net negali su nieko pasikalbėti, pasidalinti įrašais, nors tuo metu jau ir buvo Spotify, ar ne, kur tu gali ten atrasti tiesiog muziką, kur aš ir daug atradau, bet kai tu žinai, kad dar daugiau kas klauso tą muziką, tai yra daug smagiau, nes tada biškai toks bendruomenės jausmas atsiranda ir norisi įsitraukti į tai vis labiau ir labiau. Tai, žodžiu, mes pradėjome dalintis tais įrašais ir aš kadangi visada kuriu ir man labai visada norėjosi tokiam stiliui kurti, bet aš tiesiog neturėjau tam tikrų galbūt, reikia tą muziką tiesiog daug klausyti, tu negali tiesiog bele kokiam žanrę sukurti, tu turi būti tą muziką girdėjęs kažkur. Tai kol man įlindo ta visa struktūra, harmonija ir visa kita, kaip čia reikia daryti, nes ir prisipažinsiu ir su pianinu nedraugavau, aš ta prasme sunkiai man ten buvo, bet kuo džiaugiuosi labai, kad išmokau tikrai iš funkcijų skaityti ir tą harmoniją teoriškai išmaniau. Tuo metu tai pradėjo man atsiverti tokį, kaip čia viskas yra. Ir tiesiog pirštuose, kai įlenda, tu pradedi jau rašyti ir tiesiog automatiškai gaunasi, nes tave veda kažkoks tas vidinis labiau galbūt vidinė nuojauta muzikinė tokia, kur turi viskas eiti, kur ta melodija turi dėliotis, ar ten harmonija. Tai žodžiu, tokie dalykai. Aišku, ir savo dėstytojams noriu padėkoti, kurie vedė tuo keliu ir padėjo ten, sakykime, suprasti tą harmonijos meną ir aranžuotės. Tai va. Ir tada, tai mes sukūrėm su to amerikiečių pirmąjį mano gabalą Lithuanian Sunrise, kuris iš tikrųjų buvo absoliuti mano viso šitos kūrybos, šioje stilistikoje pradžia. Tai ir tada kažkaip sekė kiti kūriniai ir labai kažkaip kūrėsi ten man. Taip nemažai prikūriau iš tikrųjų, nesakau, kad visi patiko, kur sukūriau, bet šiaip dažniausiai man patinka, jeigu aš sukūriu, tai aš nemėtau ten išiukšlinti, nesakau, kad čia nesąmonė kažkokia ir aš nepeikiu savęs, nes manau, kad tai tiesiog negatyvi energija ir kam reikia, ir jeigu tu tikrai sukūrė iš širdies tą dalyką, tai kaip tai gali būti negražu, man tiesiog taip netrodo ir taškas. Tai va, ir tada dėliojosi viskas taip, kad vertėsi mano apskritai asmeninis gyvenimas aukštinkojomis, atsirado šeima, susilaukiau dukters ir tikrai negaliu pasakyti, kad šitie įvykiai nepalietė mano viso to, kaip aš matau, nes anksčiau, sakykime, kiek laiko skirdavau ar ne užsiiminėjimui kažkokiam, tai, daug ir atsimenu, keldavus ir 5, ten važiuodavau tą akadę, mokydavus ten iki 10, išeidavau, kai uždarydavo ją ir taip toliau ir tokie dalykai, bet aš nežinau, ar tai iš tikrųjų buvo sveika. Dabar kai pagalvoju apie tai, nes vis tiek realiai, kiek tu realiai produktyvus gali būti tame visame laike, 12 valandų tarpe ar dar daugiau, tai jau seniai įrodyta, kad žmogus tiek ištisai negali būti produktus, jis tiesiog emociškai pavargsta, nes protas jis ir nepavargsta, bet ta prasme tu fiziškai pavargsti ir emociškai pavargsti ir visai pavargsti, tai tiesiog kažkokią tą mane privertė gyvenimas tiesiog ieškoti kitos sistemos, kaip man viską daryti. Tai ir aišku, pastūmėjau dar toliau judėti su savo muzika. Tai išleidau savo pirmąjį albumą 23 metais. Birželį, bet tiesiog kažkaip, kai aš leidau tą savo albumą, man buvo toksai, o ką aš čia darau? Toks žiauriai neaišku, ta prasme, nes, neturi savo fanų bazės kažkokios, neturi kažko, nes dabar pamatai, influenceris išleido ten kokį nors ten kūrinėlį, ar ne? Ir 5 štukų peržiūrų, ten perklausų. Ir taip pasižiūri ir galvoju, blemba. Ir taip supranti, kad tu labai ilgai sėdėjai toje muzikoje, bet visos tos kitos sritys, kur komunikacija, kažkoks marketingas, dar kažkas, tu visiškas esi tame nulis. Tai ir tie dalykai yra labai reikšmingai leidžiant muziką, nes tokių atvejų, kai išgirsta ar kažkam patinka, ar ten sprogsta bumas kažkoks sužino apie tą žmogų yra vienetai.
daugiausia viskas veikia kitaip šiam pasaulyje ir apskritai, kaip pagalvojus, kiek yra brukama kiekvieną dieną socialinėse medijose tą informacijos, aš nežinau, kaip iš tikrųjų įmanoma, o dabar šiais laikais, kad kažkas kažkur kažką išgirstų ir patiktų, nes visko yra tiek daug. Tai dėl to aš manau, kad labai svarbu surasti savo vidinį balsą, nes tame visame tu gali pasimest, tu gali nebesupras, dėl ko tu tai darai, nes man buvo visokių minčių, aš galvojau, gal man šis tą muziką mest, nes man kelia per daug skausmo tai, ta prasme, kai tavęs nieks negirdi ir leisti muziką į pasaulį yra tiesiog, ir tavęs nieks neišgirsta ar dar gauni komentarų, kad tavo muzika per sudėtinga. Tai tada atrodo, o kam tada aš visą tai darau? Tikrai, ir susimastai, bet tu nežinai, kaip rasti tą priežastį, dėl ko tai daryti daugiau, nes tau faina, bet tu tada pradedi suprasti, kad tu koncentravaisi per daug į išorę, į pripažinimą kažkokį, į sėkmę, tą pačią, apie kurią kalbėjau pradžioje. Ir tai galiausiai niekur nenuveda. Deja. Ir faktas, kad kiekviena šalis savo turi foną, savo galbūt muzikinį skonį, dar kažką, kas yra klausoma, kas yra mažiau klausoma. Ir faktas, kad ta muzika, kuri ten link džiazo pusės yra šiaip mažiau klausoma visame pasaulyje, bet tiesiog skiriasi mastai, skiriasi šalių populiacija, ar ne, sakykime, Lietuvoje 2,5 milijonų. Tai atrodo, ko čia tikėtis iš to. Bet dar yra ir miestų fonai, ar ne, tada, sakykime, Kaunas, Vilnius, ten Klaipėda, didieji miestai, ar ne. Tai Vilniui tikrai, manau, didžiausia muzikantų bendruomenė, Kaune tokie labiau atskirai kažkaip visi veikia, tokios bendrystės aš tai tikrai pasigestu. Ir faktas, kad tas muzikinis tavo skonis, kokią tu nori muziką, nes, palyginus, sakykime, toks pavyzdys labai paprastas, ar ne, kad ir Future Soul, ten, kažkas toj stilistikoje, ar ne, Kaune, kas ją atlieka? Kas kuria tokią muziką? Ir aš iš tikrųjų, aš nežinau. Aš daugiau nežinau. Nežinau, ir net nėra tos tokios bendruomenės, kur tu gali tiesiog dalintis tą muziką, galų gale muzikuoti kartu, nes daugelis muzikantų ir ypatingai tie, kurie tikrai gerai atlieka savo darbą, jie tiesiog dirba, tai jie užimti žmonės yra. Ir tu ten kartu su jais ten neprisėsi, ten ir dar kažką, nes tada atsiranda didelis klaustukas, tai kur yra tada hobis ir kur yra darbas. Nes man tas pasakymas, jeigu tu išdirbi iš muzikos, tai tu esi profesionalas. Bet come on, ta prasme, tai tik tiek, nes gali uždirbti ir muzikantas vestuvių su Jonika grotis, uždirbtis, tai jis profesionalas jau yra, ne? Tai man toksai atrodo kartais nesusipratimas, dėl to, nes ar tavo įgūdžiai yra bent kažkiek vertinami, tai nežinau, ar yra bent kažkiek vertinami. Kartais man atrodo, kad daugiausiai vertinama yra asmenybė, taip kaip žmogus geba bendrauti, taip kaip jis geba būti tarp visų žmonių, ar jis yra malonus, ar jis yra nemalonus, ir daug visokių kitokių momentų, o jo tas talentas ir ten dar kažkas jau lieka antram plane šiais laikais. Nesakau, kad visada tai buvo. Tai buvo tikrai labai istorijoje visokių tų žmonių. Tai va, tai aišku, dar piniginis aspektas, ar ne? Jis irgi yra reikšmingas, visi nenori, ta prasme, nieko negauti už tai, ką atlieka, bet tada ir atsiranda tas toksai momentas, kad už daugelį dalykų mes net nesusimastom paprašyti pinigų, ar ne? Ir kada ta muzika tampa jau tokia, kad tu tiesiog, nežinau, visada nori už to tikrai uždirbti. Ir aš puikiai suprantu šitą momentą, nes jeigu tu mokaisi, baigi ten daug aukštuosius, dar kažką, faktas, kad tau norisi uždirbti. Bet tada ta meninė pusė viso to, tu tada kaip darbininkas, man atrodo, būni. Nes meninės fonas to viso tada reikalo kažkur prapuola. Nežinau, čia tokia tiesiog tema, kur manau dar galėsiu kitą tinklalaidę papasakoti kažką. Jo, tai bendruomenės trūkumas yra didelis, šito tikrai galiu drąsiai vardinti, nes 2-3 žmonės tai ne bendruomenė, tai jie,
Ir tikrai sudėtinga tame, ir ypatingai, kai studijuoji, studijų laikais bendruomenė yra žiauriai svarbi. Ir kai tavo kursiok, kiek buvo, ta prasme, apskritai, visoje džiazo katedroje buvo gal kokia, kai aš studijavau 12 žmonių, 10. Tai yra žiauriai mažas kiekis, nes ne su visais ir charakteris ten sutampa, ne su visais tu ten gali kažkaip dalintis tom pačiom idėjom ir taip toliau, nes mes visi skirtingi. Ir tada tokio, kai tiek mažai visų yra, labai tada sudėtinga yra kažką nuveikti. Ir tada eini vienas tą daryti ir pamatai, kad vienas laukia ne karys. Ir tikrai tampa sudėtinga. Tai va, tai tiek iš tikrųjų, manau, apie tą visą reikalą, bet apie patį, kaip aš atradau, kaip išlikti tame, kai tavęs neišgirsta. Tai tiesiog rimtai tenka atsisėsti su savimi ir pagalvoti, tai kur tada yra ta prasmė. Nes aš tikrai dirbu didžiąją dalim pedagoginį darbą, kur niekada aš nesvajojau tą mokytoją būti dėja. Man galbūt atsirakino labiau tas dalykas, kai dukra gimė, aš pradėjau su vaikais išmokti elgtis, nes prieš tai aš kažkaip visiškai nesupratau, ką čia daryti. Tai va, bet kai kalbėjau istorijos Instagramu, kad apie tą pačią tarnystę, ar ne, nes mes kiekvienas ateinam iš šį gyvenimą kažką duoti. Ir tai yra labai svarbu, nes visi dažniausiai nori gauti kažką, bet tu turi duoti. Ir apie tą grąžą nesvarstyti. Tai supranti, kad ir tau yra daug duota jau gimus šiame gyvenime, ar ne? Tu gimei su tam tikrais poreikiais, taip, bet tu gimei su tam tikrais talentais, kuriuos ugdėjai, kur tu turėjai sąlygas ugdyti tuos talentus savo gyvenime. Tai aš sakyčiau, kad tai yra didelė atsakomybė. Ir net kai išgirsta tave 1, 2 žmonės, 5 ten, ar dar kažką, ir tau jie pasako, kad sakykime, mano asmeniniu atveju, ar ne? Kaip mane, sako, palietė šiti žodžiai tavo, žinai, sukurti. Sako, grinai, aš taip jaučiuosi dabar. Ir eina savo, ir tas žmogus tau tiesiog atveria akis kartais. Tas vienas žmogus, kuris tiesiog taip pasakė, kad tu savo veiksmais, savo muziką, savo tuo, nežinau, tekstu parašytų, ar ne, sakykime, dainos kažkokiu, tu tam žmogui leidai pasijusti saugiai, tu jam leidai pasijusti priimtam. Ir kas yra labai labai svarbu, nes mes visi norim būti ir priimti, ir saugus, ir taip toliau. Ir apskritai aš manau, kad menininkai tai tokie žmonės, kurie padeda pamatyti kitiems kasdienybėje dalykus, kurių šiaip jie nepastebėtų. Per savo darbus, lėkimą ir taip toliau. Tai va, tai tokia būtų žinutė ir manau, kad čia labai tokia maža dalis, apie ką norėjau pakalbėti, bet dar labai noriu prieiti prie tų klausimų, kur man Instagrame uždavėt. Tai tikrai buvo tas vienas, kaip suderinti asmeninį gyvenimą su visų užsiiminėjimu ir praktikavimusi. Tai aš manau, kad reikia tiesiog ieškoti sistemos, kad kuo mažiau laiko užtruktum, bet kuo būtų ta sistema efektyvesnė. Nes tai, kad tu ten stresuosi, kad negali ten dabar, aš negaliu prasidainuoti, aš negaliu to, negaliu ano, dabar viskas čia mano raumeninas, visas atsipalaiduos. Netinka šitaip ir iš tikrųjų, nes yra dalykų, kur tu tikrai turi labai daug išmokti. Ir tam reikia daugiau laiko skirti, bet kai tu pasieki tam tikrą lygį, sakykime, jau tu geram lygį tikrai labai groji, ar ne, arba ten dainuoji, tai tada reikia tą tiesiog išmokti palaikyti, bet nepereiti tos tokios ribos, kada jau eini iš proto ir nebežinai, kaip
išbūti kasdienybėje, ten nepaėmus to instrumento arba dar kažką, nes taip reikia paimti kažkiek, aš manau, nes kiekvienam labai skirtinga ir fiziologija žmonių skiriasi, kitas gali ten negroti mėnesį, jis paims po to mėnesio tą instrumentą ir jam puikiai eisis, o kitam nepagros jisai porą dienų ir jis jau skirtumą, kad jis nepagrojo porą dienų. Tai labai skirtinga pirmiausia suprasti, kaip pas tave patį galbūt veikia kaip žmogų šitas visas momentas užsiiminėjimų, nes taip, tai yra darbas, tai yra kasdienis darbas ir daugelis žmonių, kurie nėra šitoj srity, jie to, manau, kad nesupranta, bet tiesiog nedaryti tragedijos iš to, nedaryti savo spaudimo, jeigu, sakykime, kažkokios aplinkybės neleidžia tuo metu užsiiminėti, arba tiesiog, nežinau, išmokti atsipalaiduoti, rasti būdų, bet šiaip manau, kad efektyvumą tiesiog reikia susirasti, kas yra efektyviausia būtent tau asmeniškai. Ir taip tai užtruks laiko, bet jeigu tą sistemą susikuria, aš manau, kad jie puikiai gali naudotis ir kaip sakyti, ir veiks. Tai va, apie kūrybą šiaip šnekėjau savo, kaip apskritai kuriu, tai tiesiog... Tai aš nelabai iš tikrųjų galiu, nes aš buvau pradėjus tokią rubrikėlę Instagram'e, tipo kaip kurti, ir aš tada pati supratau, kad aš turbūt esu iš tų žmonių, kur aš tiesiog kuriu, nes man norisi kažką išreikšti savyje, man norisi kažkokį tais grožį sukurti ir aš tiesiog pradedu kurti, kartais tiesiog niūniuoju tas dainas, taip pat man, arba labai yra taip pirmi žodžiai ateina, bet kartais būna, kad ir žodžiai, kažką labai norisi kažkokią mintį. Tada pradedi jau tau melodiją automatiškai, jau paskui visada dažniausiai pačiam gale tą harmoniją parašau, bet kartais ir pradžioje, jeigu noriu kažkokią mandresnę, nes melodijos man kartais taip negimsta, kad su tom tikrais ten laipsniais ar dar su kažkuo, nebent irgi labai kažkaip girdi special, kad ten, dabar aš šitoj vietoj turi būti ten koksai nors pusiau sumažintas ir aš ten turiu padainuoti tą 5 žemą laipsnį, žodžiu. Tai tokie dalykai dėl kūrybos, o šiaip tai buvo ir dėl tos... bendruomenės, tai tikrai kažkaip norėtųsi kažką kurti, bet, sakau, kol kas matau, kad dar neišsivystė tiek tas reikalas Lietuvoje, kad reikėtų, nes niša labai maža ir, galima tikėtis geriausio tiesiog. Tai dar vienas labai geras klausimas buvo apskritai apie moteris muzikoje. Tai manau irgi labai svarbi ir stipri tema, dėl to, nes, sakykime, kad moteris dainininkė, tai yra visiems suprantama, bet kad moteris muzikantė, tai dabar jau šiek tiek ir nenoriu atskirti iš tų dviejų dalykų, nes jeigu aš manau, kuri lietiesi prie instrumentų, būdamas dainininku, tai tu jau esi muzikantas, šiaip čia tarp kitko, jeigu suvoki harmoniją ten ir šiaip to prasme, tu esi muzikantas, bet dažnai tokia būna dainininkas ir muzikantas. Tai nes dainininkai nieko nesuvokia, yra tikrai tokių, kur taip yra, natų neskaito, nieko nežino, tai yra taip, bet yra tikrai tokių, kur visapusiški yra, tai tik tai čia toks mažas paaiškinimas. O šiaip tai... kad dainininkės moterys egzistuoja, tai jau seniai visi žino, o kad moterys instrumentalistės, ar ne, sakykime, tai yra tokia mažesnė terpė, šiaip dabar jau tikrai atsiranda ir saksų grojančių, ir trimitais ir taip toliau, kažkaip jau lenda iš to, ir aš iš tikrųjų apie šią temą galvojau, aš manau, kad tiesiog moterim gan sudėtinga buvo papulti į tai, nes iš tikrųjų tai yra tokia gal daugam atrodytų, kad labai kažkokia vyriška sfera groti tų instrumentų, bet aš manau, kad taip tikrai nėra ir kad bet nuostaba tikrai kelia kiekvienas iki pamačius, kad groja moteris. Man asmeniškai nes vis tiek yra daugiau vyrų. Tai manau, kad moterim šiek tiek yra sunkiau dėl visokios diskriminacijos, kuri tikrai dar vyksta vis šiam pasaulyje, nes kai pagalvoji, prieš kiek metų moterys įgavo apskritai teisės kažkokias, ar ne, tai labai neseniai. Tai šita tema yra labai gili ir iš tikrųjų gal net aš pasidomėčiau ir kitai tinklalaidai kažką daugiau apie tai pasakyti, nes tikrai žinau, kad ir praeitam šimtmetį buvo ir pianisčių, džiazo ir taip toliau, kurios ten grojo ir klasikoje, aišku, klasikinė muzika, bet tai yra kita sfera, kur aš nekelčiau aukos, neičiau, nes per daug iš tikrųjų ten ir negyvenu toje muzikoje, tai apie tai ir nenoriu kalbėti. O šiaip
tai aš tai tik tai skatinčiau, ta prasme, groti tais instrumentais, nes tai yra labai svarbu išmanyti instrumentą apskritai. Ir neiti į tą lengvesnę pusę, kur, nes visi, tai ką, tu čia taigi viskas, taigi graži, čia iškart visiems patiksi, čia, kam tu čia tik stengsiesi, ką. Ir visokių tokių esu komentarų irgi girdėjus ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai instrumentais groti reikia. Ir aš manau būtinai bent jau vieną pažinoti instrumentą, tai tikrai. Nesakau, kad ten visiškai būti profesionalumo viršūnis, nes jeigu tau labiau patinka dainuoti, tai tau patinka labiau dainuoti ir čia nieko nepakeisi. Bet groti tikrai reikia. Tai va. O kitas momentas įdomios istorijos. Jo, tai šiaip apskritai tokių buvo labai perversmingi metai man pernai, gal, man kiekvieni metai čia tai perversmų buvo po dukros gimimo. Kažkaip vis kitaip pradėjau viską suvokti. Bet toksai vienas lūžio taškas buvo, kur jau mane privertė tikrai susimastyti. Tai mūsų išvykimas buvo su vyru į Ameriką. Pas mano tokį pažįstamą muzikantą irgi. Neskaisiu kokį miestą, nesvarbu, bet tiesiog, kai nuvažiavom, aš pamačiau tokį, kaip pasakyti, galbūt atspindį, kuris mane sukrėtė ir galvoju, ar aš noriu tokia būti, kai man bus 40 keli metai. Aš tikrai nenoriu tokiu žmogum būti, nes tas žmogus kalbėjo ištisai apie tai, kad ten, sakykime, kad tai muzika, tai verslas, muzika, tai ten tas, čia reikia, žodžiu, ištisai ten dirbti, lipti per galvas, eiti ten. Ir aš suprantu, ir aš tai to žodžius girdėdama, aš pradedu jausti, kaip man kyla toks vidinis pasipriešinimas, nes tai visiškai yra ne apie mane. Ir tas koks darbas, apie kokį čia darbą reikia kalbėti realiai, kad grūdimas savęs į eterį ar apie ką. Nes tada nukrenta labai daug tokių visų sluoksnių ir ten, aišku, tai pradėjau ir apie tas moteris kalbėti, kad čia, žodžiu, kad kaip prieš 100 metų, kad moteris buvo iš tikrųjų dėl vieno dalyko ir kad čia apie jokius čia menus nieks ten nei nekalba, bet čia svarbu visai kas kita. Tai tiesiog tokie dalykai dėl, iš tikrųjų, kur galiausiai net ir buvo susipyktas smarkiai su tuo žmogum. Dabar tai matau, jau galiu tikrai ramiai tai žvelgti, bet man tai buvo kaip kokia trauma 1,5 metų, aš apie tai net, man labai buvo sunku išlipti iš to žmogaus viso suvokimo, kaip turi, nes, bet va tas ir yra momentas, žmogui 40, kiek jam ten 6-7 kažkas toko metai, ir jis turi va tą požiūrį, ką aš norėjau pasakyti, ar ne? Jis turi tą požiūrį, kad reikia žiauriai daug dirbti, ten kiekvieną dieną ten eiti kažkur, ten yra tas žodis pasakymas toks hustle, angliškas, tai jisai dažnai labai jį vartojo ir atrodo, tai gerai, aš dabar tave matau, o kur tai nuvedė? Tu žmogau per 20 metų, nes jis gal prieš 20 metų buvo kažkokį kūrinį išleidęs, aš per 20 metus neišleidau nei vienos dainos, nes jis vis galvojo, kad reikia kažkaip ten hustle ir aš tiesiog ir tai matydamas tu supranti, kad ta sistema turi kažkaip kitaip veikti ir kad kiekvienas žmogus yra labai individualus ir kad tu turi atrasti, kaip tau veikia, o kad faktas, kad tam visokiam šou pasaulyje yra visokių negražių dalykų ir taip toliau, kad ir tų ten priekabiavimas prie moterų ir ten dar visokių dalykų, taip faktas yra ir tai egzistuoja, bet tai nebūtinai nutiks tau. Ir nežinau, tai va, tokios istorijos ir dar aš ten turiu ir įdomesnių tų istorijų iš savo gyvenimo, tai tikrai pasiliksiu kitiem kartam, bet šį kartą tai noriu tiesiog palinkėti visiems ramybės, kaip bažnyčioj. Tiesiog iš tikrųjų nebijoti susidurti su savo vidiniais prieštaravimais, nes iš tikrųjų tik tie vidiniai prieštaravimai tave kažkur atveda į tą tikresnę prasmę. Tai tiesiog sėkmės kelyje ir kurkit, muzikuokit toliau ir net jeigu jūsų dar niekas neišgirdo, tai nesislėpkit šešėlyje, kelkit savo muziką, kelkit tai, ką grojate, atliekate arba kuriate ir tikrai kažkaip kažkas išgirs, ar jeigu net tas vienas žmogus,
Tai jis jums tikrai neskysiu iš to žodžio, neišėjau pasakyti, tai jis jums tikrai pakels nuotaiką ir padės matyti tą prasmingumą ir kuria kryptim toliau keliauti, nes tik per širdį, ne per technikas, ne per dar kažkokius ten išorinius dalykus, ta prasme, realiai prisikasi prie žmonių per širdis ir tai yra taškas. Tai tikiuosi, kad nebuvau tinklalaidė per ilga, tai iki greito ir linkiu. Jo, čia buvo iššūkis man tą visą tinklalaidę iš tikrųjų įrašyti. Tai žodžiu, iki kitų susitikimų. Ir šiaip komentaruose aš labai paprašysiu padėti man sugalvoti tinklalaidės pavadinimą. Aš matau, kad aš čia noriu kalbėti daugiau. Norėjau daryti 30 minučių, bet matau, kad čia ilgiau užtruks viskas pas mane, tai reikės daugiau padaryti tiesiog tinklalaidžių. Ir jeigu jums buvo tikrai įdomu ir kažką radote, kas padėjo galbūt kažkaip kitaip pažvelgti į savo sritį, kurią užsiimate, tai būtinai pakomentuokit arba bent kažkokį laikutį uždėkit arba dar kažką mano kanale, tai labai būsiu jums dėkinga. O dabar iki.